Sveiki, laba diena. Šiandieną bendra tero prognozė vasario 10-16 dienai. Svarstyklės, pasižiūrėkime. Taip, nuotaikos jau iškrito. Kokios nuotaikos šią savaitę? Ta prasme, savijauta, finansai, asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, darbas, mokslai, studijos, staigmena ir kokiagi naujiena vis dėlto. Pažiūrėkim, kokios vis dėlto savaitės nuotaikos, kaip šitą savaitę tokia atrodo iš tikrųjų. Svarstyklės galbūt nežino, ką daryti, o gal iš viso, žinot, kaip sakoma, rankos nekyla nieko daryti, nieko nenoriu, viskas atsibodo, pavargau. Ir tokia savaitė, kad, kaip sakant, tokios ir nuotaikos, bet galbūt iš tikrųjų svarstyklės tiesiog negaluoja ir norom šią savaitę galbūt yra lovos režimo, kaip sakant, laikosi lovos režimo. Bet iš tikrųjų tai vis dėlto gali būti toksai, tikrai tokia savijauta, kad, nežinau kaip, nežinau ką daryti, iš vis nežinau, kas aš esu, ko aš noriu. Savijauta, o būtent vis dėlto svarstyklės kažko tai tikėjosi, bet to rezultato nėra, kokio tikėjosi. Ir be abejo, tai galbūt kažkokia situacija buvo, kur svarstyklės kažką tai darė, dėjo savo energijas, kūrė, visą kitą. Ir va nėra to rezultato, vis tiek niekaip neišeina, galbūt kažką pradėti, kažką baigti, kažką tai susitvarkyti, kažkokius tai reikalus. Ir va tokia, kaip sakant, tokia savijauta, kad žmogus, galima sakyti, ir toks nusiminęs, taip. Ir galbūt tikėjos kažkokių tai šią savaitę, tikrai kažkokių įvykių, kurie pakeistų būtent kažkokią situaciją jo gyvenime. Ir turbūt ir tavo ta tokia nuotaika yra, kad, nežinau toliau ką daryti. Nežinau, kaip man toliau elgtis, pavargau. Tuščia kaip puodas. Tai va, tokia va savijauta. Finansai, vis dėlto finansai, tai galbūt yra susiję kažkas tai su kelionėm. Galbūt tu keliausite, va būtent keliausite. Galbūt iš tikrųjų atostogos gal visai neblogai būtų svarstyklėm tikrai va išvažiuoti bent savaitgalį. Kaip sakant, kad biškį savijauta pagerėtų. Tai vis dėlto gali būti pirkiniai kažkokie, va, būtent susiję su judėjimu, galbūt automobilis, o galbūt tiesiog išlaidos kažkokios tai irgi susijusios su kažkokiu tai krutėjimu, judėjimu į priekį. O jeigu vis dėlto niekur nevažiuojam ir jokių automobilių neperkame ir netaisome, tai vis dėlto gali būti tokia situacija, kad finansinėje srityje galbūt vis dėlto svarstyklėm reikėtų suimti savo gyvenimą į savo rankas ir prisimti atsakomybę, suprantat. Galbūt jisai finansiškai tikisi, nežinau, galbūt finansus galbūt tvarko sutuoktinis. Galbūt svarstyklės yra priklausomos nuo sutuoktinio, suprantat, būtent finansai. Ir vis tas tikėjimas, laukimas, galbūt vis dėlto reikėtų finansinėje srityje, arba tiesiog svarstyklės per daug išlaidauja. Ir paskui gaunasi, kad kažkaip tai gaila, kur tie pinigai dingo. Vis dėlto galbūt reikėtų suimti tiesiog, savo valią parodyti, taip, kad prisimti atsakomybę, kad jeigu aš tiek turiu, aš tiek galiu leisti, tiek galiu išleisti. O jeigu kažkokia finansai manęs netenkina, galbūt bandau savo finansus didinti. Suprantat, kažką tai darau. Būtent asmeninis gyvenimas, šeima, jausmai, vis dėlto kažkokie tai įvykiai svarstyklių galvoje sukosi galbūt apie užsienį. Galbūt tikrai svarstyklės galvoja išvažiuoti į užsienį, bet dar kažkaip tai va būtent nesiryžta. Palaukit, pasižiūrėkime atidžiau.
Va būtent iš tikrųjų svarstyklės jos galbūt kažką tai planuoja ir galbūt visai neblogos perspektyvos yra jų gyvenime. Bet tai galėtų būti toksai manipuliavimas tiesiog žmogaus žmogaus vidinis, ane, mūsų mintys, ta prasme, manipuliuoja mumim. Ir va tas va galbūt nepasitikėjimas, neryžtingumas, vis atidėliojimas, visa kita, tai gali būt šitas dalykas vis dėlto trukdo žengti kažkokį tai žingsnį. Nes vis dėlto kažkokia tai nauja pradžia jinai turėtų būt, bet tai gali būti ir susijusi va tas žingsnis asmeniniam gyvenime, tai netgi su kažkokia tai nauja santykių pradžia. Bet va būtent, žinot, kaip sakant, galbūt perspektyvos geras, ten antroji pusė man labai patinka, nu, bet mano visi tokie vyrai buvo tokie patys, nes ten nesiseka man, meiliai nesiseka, jie visi ten mane, žodžiu, neištikimi buvo, žinot, kaip sakant, tas irgi tos tokios mūsų manipuliacijos yra, kad mes tiesiog, žinot, iš savo patirties, iš savo praeities klaidų tipo mokinamės, bet mūsų tos pamokos yra nepasitikėti iš viso. Jeigu vienas išdavė, vadinasi, visi jie tokie patys. Tai va čia va tos va mintis gali būti tokios, kad galbūt kažką norėčiau pradėti, bet o jeigu tai bus, žodžiu, nes visi jie vienodi kiaulės ir visa kita. Bet čia nešnekam vien tik apie jausmus, čia bet kokia situacija gali būti. Nu, ta prasme, darbas, norėčiau keisti darbą, išvažiuoti į užsienį, bet ten užsienį visus išnaudoja, ten, žodžiu, visi visus ten išnaudoja, taip anaip ir gal geriau aš nevažiuosiu. Taip, dabar darbas. Darbe vis dėlto svarstyklės galbūt, nu, aišku, žiūrint, kad svarstyklės kokį darbą dirba, galbūt būtent svarstyklės dirba tokį darbą su dokumentais, su atsakingą darbą, kuris viskas yra protu. Ta prasme, žinot, kaip sakant, tokie buhalteriai, nu, žodžiu, žmonės ofisuose, kurie jie tiesiog dirba protišką darbą. Tai galbūt, jeigu toksai darbas, galbūt reikėtų atkreipti dėmesį vis dėlto, kad nepriveltumėte klaidų. Ta prasme, viską galbūt reikėtų patikrinti, žodžiu, gali būti kažkokios klaidos. O jeigu ne, tai vis dėlto gali būti svarstyklėm kažkas tai susiję būtent su kažkokiam sutartim darbiniam, su kažkokiais tai dokumentais, irgi kažkas gali būti tokio. O jeigu ne, tai bus labai kažkoks tai griežtas darbdavys, kuris griežtai reikalaus iš jūsų kažko tai. Žodžiu, tikrai žmogus, kuris niekam nenusileidžia, žinot, ir iš viso, jeigu neleiskim yra tokios darbo taisyklės, tai jos negali būti net pakeistos. Čia, ta prasme, jokios iniciatyvos, nieko. Tai gali būti va toksai va kažkas tai šią savaitę įvykis, galbūt su tokiu darbdaviu, kad, ta prasme, kažkokie tai pokalbiai. O jeigu ne, vis dėlto svarstyklėm reikia būtent vadovautis, gyventi pagal visas taisyklės, pagal visus įstatymus savo darbinius. Suprantate, tai yra toksai įstatymas, reikia šitaip daryti ir darome, jokių iniciatyvų neprisėmame. Staigmena ir naujiena. Vis dėlto staigmena bus tokia, kad vis dėlto kažkokios tai baimės, kažkokios tai paslaptis, kažkoks tai melas, kuris buvo galbūt iš vis nelabai aiški situacija, tokia, nu, kažkaip atrodo, kad nelabai viskas gerai, galbūt tas žmogus man biški meluoja, visa kita, tai yra susijęs su moterimi. Ir va šita staigmena, kad va vis dėlto galbūt svarstyklė sužinos galbūt, kur iš tikrųjų galbūt kažkoks melas buvo, kur galbūt kažkas tai nedasakyta, kur kažkas tai nuslėpta, būtent tos moters ir tikrai ta naujiena bus tokia kaip perkūnas iš giedro dangaus, kur tikrai galima sakyti svarstyklėm emocijos bus tokios audra, suprantat, bet tokia naujiena, jinai tikrai kažkokia bus galinga, kaip sakant, kad nu, galbūt jūs tikėjote, kad tas žmogus yra toksai, o pasirodo ten galbūt jinai išvis išnaudojo jūs ar dar kažką tai. Ir be abejo, tai audra, tai yra pyktis, tai yra emocijos, tai yra mintis, žinot, kaip žmogus užpyksta, jisai galvoja, susinervuoja,
aiškinasi, nu, žodžiu, audra. Tai va būtent tokia va staigmena bus būtent dėl tos moters ir tokia naujiena, kuri tikrai nepradžiugins jūs, bet sukels visas audras, kokias tik tai galima, emocinės audras, tokias tik tai galima. Tai štai tokia svarstyklių savaitė ir pasimatysime kitą savaitę. Iki.